Pastaruoju metu ypač populiari tema tapo saulės elektrinių įrengimui. Prieš montuojant saulės paneles būtina įsitikinti, ar stogas sandarus, nes jeigu ateityje teks remontuoti stogą, tektų nuimti saulės paneles, suremontuoti stogą, po to vėl jas sumontuoti atgal. Geriausia prieš tai pasikalbėti su montuotojais, ką jie mano apie stogo įrengimo kokybę, arba išsikviesti nepriklausomus ekspertus, kad įvertintų stogo būklę. Namo savininkas nusprendė įrengti saulės elektrinę, o saulės panelės sumontuoti ant stogo. Bet prieš tai reikia pašalinti pratekėjimus. Pratekėjimas buvo vienoje vietoje štai prie šio kamino. Kai stogo nuolydis yra minimalus, ten 7-8 laipsniai, tokia stogo danga puikiai atlaiko kritulius be pratekėjimų. Bet kai tik atsiranda mazgai, kaminai, jungtis prie parapetų, įvairios salojos, atsiranda prabėgimai. Meistrai be patirties ir tam, kad įrengti stogo mazgus kokybiškai, teks pasiieškoti rimtesnių meistrų su didesnė patirtimi. Kiaura vieta buvo ties šio kamino. Štai kaip atrodė kaminas. Prieš mūsų remontą šitą kaminą teks perdaryti visiškai, nes čia konkretus brokas iš visų pusių. Kepurė taip pat visur ant hermetikų, visur skylės. Taip pat ir čia tarpai skylės, per kur eina vanduo. Prie parapeto, čia parapetas sujungtas su kaminu. Prie parapeto taip pat varžtai visur susukti neteisingose vietose. Taip pat ir čia jokių siūlių nėra, viskas ant hermetikų ir su varžtais. Toliau kitoje pusėje, čia išvis tokios nesąmonės, taigi čia neskardininkai dirbo, čia išvis net nestogdengiai dirbo, šiaip kas papuolė, tas ir dirbo. Nes čia net nenormalūs tokie sujungimai, štai čia įkirpimai, čia hermetikas, čia skylės, štai kiaura, ir čia kiaura, ir čia kiaura, ir čia, ir visur perdengimai per maži. Taigi viską reikės sutvarkyti ir perdaryti iš naujo. Tam, kad sutaisyti šito kamino sijoną, nes viskas vyksta perdengimo principu, teks nuimti stogo dangą kvadrato apie 10, išardyti kaminą, šonus, kepurę, viską, kaip kaminas atrodo po mūsų remonto. Padarėme naują sijoną, sujungėme dvigubų falcų, dabar nutekėjimas vanduo, kuris ateina nuo kraigo, atsirėmė į kaminą, nubėga per dvigubą falcą ir į lataką. Dažnai klientai net nežino, kokia danga pas juos ant stogo, koks padengimas, puralas ar poliesteris, koks stogo dangos storis, koks cinko storis. Nuo visų šių niuansų priklauso dangos tarnavimo laikas, dažų nublukimas. Mano manimo, kad visi šitie stogo dangos parametrai turėtų būti įtraukti į sąmatą, kad žmogus pasižiūri ir žino, kokia stogo danga uždėta pas jį. Geriau apžiūrėjus stogą paaiškėjo, kad brokuotai įrengtas ne tik buvo šis kaminas, bet dar taip pat ir šis, štai kaip atrodė prieš tai, ir netgi šis parapetas. Prie parapeto čia taip pat reikia sumontuoti kaip prie to kamino, kaip ten, tokį pat sijoną. Ir štai kaip atrodo dabar. Visur čia hermetikas, skylės didžiulės. Kol kas gal ir nepratekėdavo į patalpas, bet vanduo vis tiek sunkėsi į konstrukcijas per medieną, pūdė, difuzinė plėvelė, rūdijų vinis. Todėl šitas vietas būtina sutvarkyti. Jeigu kol kas dabar neprabėgo iki lūpų, prabėgs ateityje. Na ir akivaizdžiai matosi, kad čia konkretus brokas, čia tikrai neskardininko darbas, gali būti, kad net nestogdengiai čia darbo. Labai jau brokuotai viskas padaryta. Taip pat brokas ir prie šio kamino. Štai matosi, kaip buvo viskas užhermetinta, prisukta, pridaryta skylių, kur papuola. Taip pat čia ant hermetiko viskas, vanduo užtekėdavo, matosi net žymės, iki pat perdengimo, per perdengimą ir ant difuzinės plėvelės. Savininkas sako, kad patalpose nesimato, bet anksčiau ar vėliau vis tiek būtų išlindę. Todėl šį kaminą taip pat perdarysime. Kadangi šis kaminas stovi stogo apačioje, mes kamino sijoną montuosime po stogo danga. Tenka pakelti visą dangą, kad būtų priėjimas. Ir tik tada sumontuosim dvigubų falcų, sujungsim ir paguldysim stogo dangą su perdengimu ant kamino sijono. Prieš pradedant montuoti parapetui sijoną, sumontavome apsauginį latakėlį,
kondensacinį. Kondensato lašai, kurie atsiranda nuo temperatūrų kaitos ir formuojasi po skarda, po stogo danga, teka per šitą plotą, čia sakykime kokį 10 kvadratų ir visi kondensato lašai, kurie 10 kvadratų, jeigu nebūtų šito apsauginio latakėlio, jie rastų kažkur prabėgimus ir prabėgtų prie parapeto, į sieną, ten į apšiltinimą. Dabar kondensato lašus surinkame su apsauginiu kondensato latakėliu ir visas vanduo, kuris atsiras, susiformuos, nubėgs į sekančią eilę tarp gegnių ir į galą, į lataką subėgs viskas. Taip mes apsaugom nuo bet kokių pratekėjimų. Taigi trumpa apžvalga, ką padarėme ant šio stogo. Suremontavome, užsandarinome prieglaudas per naują padarėme. Čia, kur stogo danga jungiasi su siena. Padarėme naują kamino sijoną su dvigubu falcu ir poliuretaninė juosta tarp siūlių papildomam sandarumui. Perdengimas didelis. Iki čia vanduo tiek tikrai neužkils. Vanduo, kuris bėga nuo šio ploto, bėga atsiremia į kaminą, nubėga per šią siūlę ir į lataką. Taip pat teko perdaryti ir parapeto detalės, nes jos buvo taip pačias kelių perdengimų, visokių taip pat buvo kiaura. Kamino kepurę padarėme naują, su nuolydžiais į šonus, kad vanduo nubėgtų ir nesiverštų pro tas vietas, pro sujungimus. Taip pat padarėme kamino šachtoms stogelius, kad tiesioginis lietus nelytų į šachtas. Toliau pakeitėm kamino sijono, šito mažo kaminėlio, nes jis buvo su perdengimais visokiais varžtų prisukinėta ten prabėgimai. Uždėjom stogelį, kad į šachtas taip pat nekristų. Sekantis kaminėlis. Panašiai viskas taip pat. Uždėjome naują kamino sijono priekinę dalį. Čia taip pat buvo visokių perdengimų ir pilna varžtų prisukinėta. Uždėjom kepurėlę, kad į šachtą nekristų vanduo. Toliau persandarinom iš naujo ventiliacinį kaminėlį. Parapetui taip pat sumontavome naują sijoną. Perdengimas čia taip pat didelis. Iki pat čia vanduo tiek tikrai neužkils, plus ten yra užlenkta. Ten gale sulenkta į voką, tenai vanduo nesiskerbs, vanduo nueis čia per dvigubą falcą ir nubėgs į lataką. Dvigubame falce čia taip pat yra sumontuota poliuretaninė juosta dėl papildomo sandarumo. Sumontuota prieglauda nauja, suremontuota. Po to dar vienas apatinis kaminas, kur stogo apačioje. Čia taip pat padarytas naujas kamino sijonas. Perdengimas didelis, vanduo neužkils. Dvigubas falcas, viduje poliuretaninė juosta papildomam sandarumui. Ir kamino sijonas tęsiasi į lataką, vanduo nukrenta į lataką. Toliau kamino šachtoms uždėjom kepurėlės, kad tiesioginis lietus nekristų. Dar vienas dalykas. Atidarėme oro ventiliacinį tarpą, nes čia meistrai, kurie darė tą stogą, buvo pamiršę, kad čia reikia, kad stogas turi ventiliuotis. Taigi oras dabar patenka ir čia, ir papildomos skylės. Jeigu čia prisnigtų ledas, užsitvenktų, papildomai oras pateks bent jau per šitas skyles dar.